Never have I ever žiūrėjau savo exo arba situationshipo socialinius tinklus ir stalkinau jį, kai tikrai per daug nereikėjo. Nu, tipo exo, tai mes Ne. neturime. Tai irgi esu. Sofija prisipažinti, bet tikrai esu. Ir man atrodo, kiekviena panačia taip daro, reikia... Viskas gerai, žinok. Viskas gerai, bet visas normalias, aš tikrai esu pastolkinus ir repostus pastolkinus, tikrai nemeluokim. Radai, man norėjai. Ir jo, šiaip, išsiaiškinau daug dalykų. Sveiki, gražuolės ir gražuoliai! Tai sveiki atvykę arba sugrįžę į mūsų podcastą pavadinimu. Gerai, kad nefilmuojam. Taip, tai esam labai laimingos, kad nežinau, po kiek šią mėnesį paskutinė serija buvo spalį. Nu, tai praėjo 2 mėnesiai realiai. Tai labai džiaugiamės, kad atradom laiko nufilmuoti, nes mūsų tvarkaraštis yra labai įtemptas, labai busy. Mes bėgam, mes verčiamės per galvą, mes šiaip nieko nespėjom. Bet va, prieš kalėdinis laikotarpis. Ir atradom va, paskutinę mokslo dieną po pamokų nufilmuoti jums tokią kalėdinę special seriją. Tokią special kalėdinę seriją. Kaip mes gaminsim sausainius ir kalbėsim ir paskui mes dar apsikeisim dovanom, nes čia dar daugiau draugų, kuriuos mes apsikeisim dovanom. Tai parodysim, ką gavom. Tai stay tuned. Tai žodžiu, ir šiaip labai bus linksma serija, nežinau, gal nori papasakoti Danielę programą, ką mes darysim. Slaptis avilėk. Gal paslaptis? Nu gerai. Tai va, tai čia jūsų... Pagyvensim, pamatysim. Pamatysit. Taip, bet pirmas žingsnis dabar. Pirmas žingsnis dabar. Mes žaisim tokį žaidimą, kuris vadinasi, nežinau, gal matėte TikToką. Tikrai Deaf, blind, mute. Tai čia negirdi, nemato, Nekalba. nekalba. Tai va, tai mes čia turim ir podus, turim tokius šakelėlius, skareles mažas. Ir dabar mes, čia Danielė padarė per tokį spin the wheel programėlę. Čia yra blind, mute, deaf. Ir mes dabar kiekvienai išsisuksim savo rolę. Gal padėkit. Jo. Nemosikuo. Savo rolę. Ar mes būsim blind ar deaf ar mute. Tai Taip. man pradės? Taip. Pradėk. Gerai. Išsisukai? Kokia įtampa. Aš blind. Mes dar kalbėjau, kad būtų labai gerai, kad aš esu blind, nes aš pažįstu erdvę. Tai gerai, Savo realiai, dabar aš aš labai ir už nenorėjau. tave ir už tave Jo. išsuksim. Gerai. Norėjau būti blind. Tai čia dabar kas bus aš. Aš esu mute. O! Ir jūs būsite deaf. Yes. Ir va, kaip jau prie savo telefoną. Daryk receptą. Aš viskas, aš manau, kad aš jau blind. Taip. Galit palinksėti, pakarindykit arba palinksėti. Pradedam. Paskarėte pas Danielę receptą. Gerai, palaukai, dabar reikia bliūdo. Taip garsiai neišsiekėk, nes aš girdžiu biškį. Gerai, bliūdo. Small ball. Čia ne small ball. Elze. Ką? Mes darom wet ingredients. Gerai, pala. Man dabar reikia, man atrodo, pradėti nuo miltų. Miltų? Miltai. Miltai. Bet tai small ball. Tai dėkit small. Big ball. Gerai. Išmaišyk. Ten yra utensils. Dėti sviestą reikia dėti kiaušus. Elze! Nu ką? Dabar reikia dėti sviestą ir kiaušus. Dabar reikia dėti sodą. Kepimo miltelius. Kur kepimo milteliai? Tai kepimo miltelį jau ten prie miltų aš jau sudėjau. Feliz Navidad. Aš jau sudėjau. Aš ten į miltų sudėjau. Jinai jau įdėjo jos? Aš jau įdėjau. Taip, jau yra. Didelis bliūdas. O čia. Gabi, Merry Christmas from the bottom of my heart. Supilk cukrų. Kamerą aš pilu cukrų. Ką dabar? Ką? Sviestas? Sviestas. Mes jau čia visus ingredientus pamatavom. Update'as.
Aš sudėjau dar ant tokių ekstra. Šitas vietas žiauriai skaniai kvepia tas parudintas. Ką jis daro dabar? Ką? Ką daro dabar? Degė. Čia tas viestas, ane? Taip. Bliup. Gerai, dabar aš maišau kiaušinius. O kaip jūs ir gyvenat auditorija mūsų? Norėtume išgirsti komentaruose, kaip jūsų dienos, kaip mokykla, kaip gyvenat. Šiaip mes dar, kai iškepsim sausainius, mes dar pažaisim žaidimų įvairiausių, per kuriuos padiskutuosim, tai galėsit pažiūrėti. Dabar Vanila. miltus, ane? Iš akies vanilė. Vanilė skanu visada. Šaukštą vieną? Iš akies, bet nedaug. Jau dėt? Man atrodo, dabar reikia miltų sudėti, ane? Ane? Aš galiu sudėti? Ne? Aš nesuprantu, ką man daryti. 5? Nu gerai, dedam. Paimk šitą reikalą. Maišyk. Maišau. Gerai išmaišiau. Kas yra? Jingle, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells swing rock. Kur bliūdas? Galiu pilt? Kiek daug šokolado? Jo. Čia šokolado daugiau nei tešlos. Elze! Sėdėjau. Jo. Jo. Žodžiu, mes dabar ką publiką sugalvojom, mes turim tokių blizgučių, ne blizgučių, čia tokių pabarstukų. Ir mes juos sudėsim į vieną lėkštę visus. Ir tai mes išvaliosim savo sausainius tose pabarstukuose. Va, publika, čia mūsų pabarstukai, kurias aš nežinau, kaip jums parodyti. Va. Mūsų pabarstukai. Gerai, dabar, publika, mes pažaisim Never Have I Ever. Taip, žinau, labai skandalas. Ir aš galiu pravesti. Ir biškai Pakeliam ranką, jeigu I have. Jo, jeigu I have. Ir biškai elaboratinam ant situacijos. Never have I ever apvertus kaltę ant kažkokio kito, kai aš buvau ta, kuri padarė tą šūdą. Lauk, reikia prisiminti dabar tikslę situaciją. Tikrai žinau, kad taip dariau. Aš turiu 2 sesės, man atrodo, žinok, čia nereikia daugiau. Jo, aš turiu Nu, tai aš irgi su broliu ir sesė. Jo, tikrai. Tik aš neatsimenu tiksliai ką. Aš irgi neatsimenu ką, bet tikrai, kai gyveni su broliu, visada, žinokit, yra pasaikę atveju, kai apirti kaltę broliu. Nieko tak. Yra pasitaikymas. Never have I ever bandžiau išeiti iš namų slapčia. Nu, va, mes. Nu, nereikia, žinok. Kokios mes visos Mus šventos. Mūsų išleidžia, tai. Ok, never have I ever knisausi po kažkieno daiktus without, tipo, kai kitas žmogus nežinojo. Faktas. Aš esu. Bet aš esu, Ai, mamos aš jo. esu, čia mama žiūrės, nes kaip, bet aš esu ir pro mamos, ir pro tėčių, ir pro brolių, ir pro šiaip draugių kai kurių ėjus, kas nematėt. Ne pro jūsų, nebijokit, viskas gerai. Šitas geras. Never have I ever, tipo, vaidinau, kad kažko nežinau, kad tiesiog, nes buvau labai tingėjau aiškinti tą dalyką, kurį iš tikrųjų žinojau. Aš esu, eik tu savo man visada, man šiaip pasitaiko, tik be, pažiūrėt, ne tik kokiai matkiai ar kažkur, pažiūrėt, manęs paklausi, bet, tipo, nu nežinau, bet tikrai yra buvo situacija, kur tu, tipo, žinai, what's going on, ir tada žmogus paklausi, ir sakai, ne, aš nežinau, nes žiūri tingėjau aiškinti. Jo. Čia irgi nėra ką Čia man palabaryt. atrodo, kai Danielė yra tikrai buvo per matkę, nes aš per matkę sėdžiu ir aš vis tai jos klausinėjau. Manau prisiminti. Yra buvę. Yra, tikrai yra. Nu, gabi, aš nežinau, kur tai ten genijus. Never have I ever had a crush on someone I definitely shouldn't have. Bet tik aš čia paelaborėti. Jo, tai čia gal nereikia. Jo, čia gal nereikia. Viskas nereikia. Never have I ever... Man yra kažkas patikęs, kai tas žmogus buvo santykiuose.
Tai prisipažinti. Ne, gal nereikia. Ne, bet yra pasitaikę. Laukis, aš to galvoju. Nu, man tai yra. Ne, tai nėra. Jis irgi, žinok, man atrodo, nėra. Čia aš viena tokia brokeras. Okay. Never have I ever melavau per never have I ever žaidimą. Per šį žaidimą. Ai, per šį. Melavot? Ne. Aš šį nemelavau. Bet šiaip gal ir esu. Šiaip man atrodo, aš esu kažkaip melavus. Never have I ever iš karto pasigailėjau ir siuntų žinutę, tik kai ją išsiunčiau. A, jo, oi. Labai Dažnai, daug kartų. kiekviena žinutė. Man dažniausiai būna tos, kad aš labai gerai atsimenu vieną specifinę situaciją. Praeitais metais, kai aš buvau nam renginį, tai buvo mano viena tokia draugė. Ir jinai man sako, nu tai išsiųsti, tai žinutę išsiųsti. Ir aš sakiau, nesiųsti ir tai išsiunčiau. Ir žinokit, tuo momentu aš iš karto pasigalėjau, mečiau tą telefoną, žinokit, taip toliau. Jo, man Ir tarkai gauni tokį nejasną atsakymą, gal. Jo, tai žinai, kur tu buvo kažką prašai, nu tai tu man patinki tas, okei, tipo, ir tai gauni vapšį ne tokį atsakymą, kokį tikėjais. Nu, bet nieko tokio, gėdos jausmo pas mus nėra. kaip kam. Never have I ever jokiausi dėl kažkokio bairio, kuris šiaip iš tiesų nebuvo jokingas. Mokytojų visi bairiai. Taip. Aš jau kartais kokie mamos arba tėčio bairiai. Nu, man kartais būna. Man kartais pagailsta žmogaus. Jo, kur kažką pasako, mano mama dar labai mėgsta reelsus rodyti, jinai būna sėdė ant sofos, jinai skrolina kažką pas ją Instagramas, išmeta kažkokį reelsą, ir kiek gali pažiūrėti, tas reelsas žiūri nejokingas, bet reikia pažiūrėti, kad žmogus. Bet man buvo toks, kad aš dažniau nežvengiu visokio. Šmaikštuolis, tu šmaikštuolė, jo, labai jokinga. Gerai. Never have I ever melavau savo tėvams apie vietą, kurioje esu. Čia prie to pačio, man atrodo, kad nereikia išnaudoti. Palaukit, žinokit, reikia pagalvoti. Nu, žinokit, nesu melavus. Nebent kažkada gal buvo, bet ne, aš nesu melavus. Man atrodo, aš irgi nesu melavus. Taip, Žiūrėjau. pavyzdžiui, mama turi mano lokišną, Jo. tai jinai gali bet tada pasižiūrėti. Jo, tai mane atsiseka ir atvažiuoja, jeigu reikia. Never have I ever kažką pasigūgninu apie save. Esu. Aš tiesiog save būna Jo, pasigūglinu. gal jau kumbryti, ten išmeta kokį šūdą. Bambilėtus išmeta. Nešau. Nu tai va, baigiam žaisti Never have I ever, tikimės, kad buvo gal šiek tiek juokinga, gal nevaidinot, kad juokitės prie kameros. Ir dabar mums, žinokit, jau metas dėti savo sausainius į skardą ir kepti. Tai šitą mes jau darysime be blindfoldų ir be nieko, nes norim gražiai padaryti, nes pas mus vėliau draugės atvažiuoja. Tai mes tokias draugas. Tai reikia, kad būtų gražiai. Reikia pasirinkti šitą. Tai gerai, tuoj atnešu tašką. Nes mes čia turim blizgučių, mes turim pabarstukų, mes turim biskofo. Tai žodžiu, aš darau savo sausainius. Rolling. Radaliukas. Va, aš įviniojau pabarstuką savo. Reikia aš visą paragauti tešlos. Mes dar biškai paragausim tešlos, atskini tešlą. Salmonella. 3, 2, 1, cheers. Žiūri, skanu. Labai saldi, bet labai Tas skani. labai kažką rudas primena. viesas kiek priduoda. Mes žiūrim. Karamelė. Tofifi. Jo. Jo. Jo, tos. Žinokit, skonis kaip tofifi, biškai. Saldainių. Bet net ne kaip tofifi, o kaip būna tie tokie. Ta tofi, ta tasi karamelė Jo. ir visas. Jo. Reiktų gal palikti ir... Nu, aš ant savo šito uždėsiu biskofą. Tikiuosi matot kažką, bet tokį blopą biskofą ant viršaus. Tikiuosi bus skanu. Jeigu bus neskanu, tai oh well. Šitas jebe taip patiks su bisko. Jo. Ne. Žodžiu, tikrai rekomenduojam, kai kepa sausainius, parudinti savo sviestą. Jo, mes žinai, beveik sudeginom. Jo, mes beveik sudeginom, bet žiūri gerai. Tas pajodavęs sviestas, wow. Čiagi dar geišos viduje yra. Jo, mes dar dėjom. Aš galvojau, kas Jo, čia apie mes reikalas. dėjom vietoj paprastų šokoladų, mes dėjom geišo šokoladą. Na, taip pat truputį šokolado, Jo. truputį geišos. Oi, blam. Žinau. Pas mes jau background daina, kaip vaikai dainuoja už šitas plėmes. Gerai, aš gal Ai va, tai pašaunam į orkaitę. Ai, dabar jau dėti į orkaitę? Jo.
Hey Nežinau. Siri, Įdėjau. set a timer for 10 minutes. Aš atnešu skardą naują. Ok, darom Kieno čia second insulitas batch. buvo? Aš vėl su biskopu dar. Nu čia vienas bus didesnis biškė, gručkis toks. Elza. Kuri man Galima iškirti šitą, prašau. Žodžiu, Šaika mūsų sausainį iškepė. OMG, čia blizgučiai. Tai va, mūsų batch iškepė. Ir dabar teistasas bus. Nu, aš jau paimu tą. Tu Tuoj, paėmei? imam Per vieną su pusę gal. blizgučiais, su pavarstuvais, kitą su biskofo, kitą su paprastu. Jo, tai imam šitą. Lėja, tu gali užėjti. Gerai. Tai eik pas mane į kambarį. Čin čin. Čin, čin. Čin čin. Čin čin. Langai iš atraškėjo. Taip, tu patekai podcastą. Nežinau, kaip aš jaučiuosi dėl pavarstu. Žiūrėkit, atėjo mūsų Aš sakau draugelė. jum. Ha? Dabar žiūrėk, jis Mes neskambės, bet dar reikia, padarėm. dar reikia pieno. Žinokit, mega skanus. Eik tu savo. Čia va. Aš tada noriu su pienu savo paragauti. Dabar Elza įsipylė pieno. Aš Žinau, negeriu kaip- pieno. Aš negeriu pieno niekada, išskyrus kavą ir sausainius. Ir aš negeriu, aš mirkau, actually. Dabar aš ragauju su paprastukais, nes aš prieš tai ragausiu. O, mag. Taip skanus pienu. Tau nėra tiesa tekstūra. Ne, man kaip tik labai skanu. Nežiūrėk. Čia dabar žmonės skaniausių sausainių, kus aš ever esu valgius. No joke. Jie labai salus, bet jie labai skanus. O Dieve, koks saldus su biskofu. Man tai vis, kuo saldžiau, to geriau, tai man viskas tinka. Labai saldu, bet labai skanu. Čia paprastas. Nežinau, kuris man skaniausias. Man gal paprastas. Man irgi paprastas. Eik tu savo kaip skanu. Man tai blemba. Tai, nu ką, dabar greitai mes užbaigiam šią seriją su mūsų dovanų unboxing. Žodžiu, mes tarp mergų mes keičiamės dovanom. Ir dabar parodysim, ką gavom. Žiūrėk, čia mano brolis gali pasveikinti. Gerai. Tai aš gavau iš Creme de la Creme. Gavau rankų kremuką iš žinot, kokio brandą Juliet Has a Gun. Va tos mūsų kremukas. Ir gavau tą labai labai daug Rafaelo, ant kurio yra parašyti pasveikinimai. Čia, pavyzdžiui, yra širdelė, tada ant kitų yra parašyta, va, gėlių ir visokių tokių dalykėlių. Ai, dabar man. Tai, kadangi mano dovana truputuką vėluoja, tai aš gavau, ką žinau, kas čia yra. Užsakymo numeris. Užsakymo numeris, bet gal nerodyti čia prieš visus dabar. Bus grinai per kalėdas. Ir Dubai Chocolate, nes man labai patinka ir parašyta tikras labubas lauktų kalėdų. Tai va, oi. Aš gavau triufelius, man labai labai patinka šitie saldainiai ir aš buvau vieną kartą paminėjus ir prisiminė mano Angelas Sargas, labai miela. Dar raštelį čia gavau. Tada gal kažkas prisimena, kad aš baletą šoku, tai gavau balerinos. Tokį, kaip jis vadinasi, žaisliuką. Ir The Star of the Show iš mano norų sąrašo. Rankinukas, jis dar vis supakuotas, bet man labai labai gražus. Tai vat. Labai visos laimingos. Ir atsisveikinam gal, tada kažkaip aš persiusiu. Jūs palinkėkit kažko mūsų publikai, gerai? Daug meilės, juoko ir šilumos. Ate, gražių kalėdų.